Nusprendžiau pasirinkti auklės profesiją dėl to, kad turiu savo mini verslą su vaikais ir noriu tiesiog gilinti žinias apie vaikus, apie jų fizinę būklę, psichologinę būklę, kuo aš galėčiau būti naudinga ir padėti tėvams savo darbe. Tai įmonė, kurioje dirbu, yra Autogreta. Mes privačiai vežiojame vaikus. Verslo idėja kilo nuo to, kad pabandžiau dirbti Bolte ir pasidomėti apie tėvų poreikį vežiojimo vaikus. Pastebėjau, kad tikrai yra viena didesnių auditorijų, kurie tikrai nežino, ką daryti su savo vaikais, kaip juos parvežti ar juos nuvežti į mokyklą, nes dauguma tėvų tikrai turi verslus ir yra tikrai užsiėmę. Ir sugalvojau tokią idėją kaip atskira privačios vairuotojas rolė. Tiesiog ir norėčiau tiesiog padėti tėvam savo darbu, kad tiek jie būtų laimingi, tiek ir aš galėčiau dirbti su vaikais apart darželio ir tai turėti savo gyvenime. Aš labai jaučiuosi gerai, kai tie vaikai yra saugus, nežinant, kas vyksta aplinkui, ypač paskutiniu laikotarpiu, tai tikrai norisi padėti tėvam apsaugoti tos vaikus, kad jie neliktų nuskriausti kažko. Ir tas toks saugumas, kai tu atvažiuoji visada tas pats žmogus, o ne kiekvieną kartą skirtingas ir tu nežinai, kas atvažiuos. Ir vis tiek tėvai turėtų saugiau jaustis, nes tu iš karto nuo pat pradžių kontaktuoji su tėvais tas pats žmogus ir visada matai tą patį žmogų, o ne skirtingus žmonės, nežinant, kas gali nutikti. Kad ir daug metų dirbu su vaikais, bet nežinojau kai kurių dalykų, kurie tikrai padeda ateityje. Ir tie patys gaivinimai, ir tie patys užspringimai visokie, kurie tikrai gali padėti kelionės metu. Tai manau, kad tikrai geras mokslas ir daugam rekomenduočiau stoti į šią profesiją.